Taigi sveiki draugai ir vėl iš savo varpinės, iš informacinio pogrindžio tiesioginė bei perkeltinė prasme iš laidelės tiem, kurie turi galvą ir savo galvą naudoja pagal tiesioginę paskirtį. Tai yra galvoje, tai yra labai labai svarbu. Taigi informacinis srautas iš tikrųjų labai didelis ir informacijos daug. Dažnai žinutės prieštarauja viena kitai. Ypač jeigu mes kalbam apie prezidento Donaldo Trumpo pareiškimus ir jo aplinkos pareiškimus, kas irgi yra labai svarbu. Ir tiesą sakant, iš karto panašiais atvejais aš visą laiką siūlau pažiūrėti visą laiką į šaltinius. Mes galim nagrinėti ką? Mes galim nagrinėti paskelbtus insaidus vadinamus. Pavyzdžiui, bet nepamirškit, kad tie insaidai gali būti irgi sąmoningos, pavyzdžiui, dezinformacijos dalis. Antras dalykas yra paties, kaip minėjau, Trumpo pareiškimai ir jo aplinkos pareiškimai ir, kas yra svarbiausiai, veiksmai. Taigi keliaukim pirmiausiai nuo insaidų ir tai yra jie mažiausiai yra patikimi, nes gali būti, kad ypač kaip mėgstate, kad ir tokie grandai, kaip The New York Times, ten paskelbta, nežinomų, ten neįvardinamų, ten šaltinio pareiškimai, tas. Mes tuos insaidus girdėjom, vienas iš paskutinių tai buvo labai plačiai nuskambėjęs, kad Miuncheno saugumo konferencijoje bus paskelbta apie Amerikos pajėgumus. Ir aš labai todėl atsargiai verčinčiau šitos insaidus, jo lab dabartiniu metu, kuomet dalis spaudos neteko finansavimo. Tarp kitko, skandalas dėl USA tęsiasi ir dabar pyksta didžiosios naujienų agentūros ir didžioji spauda. Pyksta, kad draudžiama dabar bus valstybės institucijom prenumeruot šitą spaudą. Tai prenumerata, tarp kitko, buvo vienas iš būdų paremti šitą spaudą didžiuliais pinigais. Va, ten 8 milijonai ten už Reuters prenumeratą, nu jūs supraskite. Tai va. Nu ir dar, jeigu kalbėt dar apie insaidus, užbaigiant šitą temą, tai jūs prisiminkit, kiek mes per pastaruosius 3 metus matėm insaidų susijusių su Vladimiru Putinu. Va, toksai nemarus iki šiol dar turi savo auditoriją, toksai Salavėjus, kuris Putiną 10 kartų jau palaidojo, ten nustatė jam vėžių, Alzheimerių, dar kokią nors diagnozę. Todėl su insaidais jau reikia daug ramiau elgtis. Toliau eina pareiškimai. Ir va čia yra jau daug įdomių, nes pareiškimas jau pats savaime, ypač jeigu tai yra Trumpo žodžiai, jis pats savaime jau sukelia kažkokias tai pasiekmes. Kokius mes pareiškimus matėm? Nu tai aišku, ten paimti, nupirkti ar atimti iš Danijos Grenlandiją. Iškeldinti palestiniečius iš Gazos ruožo. Be abejo, mintis, kad Kanada galėtų tapti dar viena JAV valstija. Visiems jis išdalino, kam tik tai įmanoma, pažadus pakelt muitus. Nu, apie Europą mes jau kalbėjom ne vieną kartą, gal nesikartosiu. Ir aišku, ten dar buvo, tiesa buvo dar pareiškimas, kad Panama turi atsisakyti glaudaus bendradarbiavimo, jis dabar vis glaudesnis būdavo su Kinija. Tai va iš visų pareiškimų tiesioginė pasiekmė, jau tikrai pasiekmė, tai buvo Panamai, tikrai jie nutraukė dalį sutarčių su Kinijos kompanijomis, kurios buvo jau gerai įsitvirtinus aplink Panamos kanalą. Bet tik tiek. Bet tačiau šitie visi pareiškimai, ypač prieštaraujantis, tai jau dalykas, dėl kurio aplinkiniai suklūsta ir tie pareiškimai jau padarė labai daug žalos, iš tikrųjų labai daug žalos. Ir pavyzdžiui, vienas iš tokių įdomesnių dalykų, tai labai netikėtos tokios atgalinės reakcijos gavosi. Vat, jūs puikiai žinot, kad Kanadoje yra baisiai nepopuliarus, beprotiškai nepopuliarus, toksai odiozinis iš tikrųjų premjeras Trudeau, apie kurį nei vieno gero žodžio neįmanoma pasakyti, bet jis tapo po Trumpo pareiškimų, jis tapo tokių kanadiečių, sakykime, vėl tampa kanadiečių tokių šiokių tokių lyderių. Kas atsitiko? Taigi, Kanadoje prasidėjo vėlgi kampanija, kurios metu kanadiečiai aktyviai reiškėsi ir, pavyzdžiui, nori atsisakyti, ir tai vyksta atsisakyti amerikiečių, pavyzdžiui, alkoholio. Tai yra milžiniškos sumos. Ir dalis kanadiečių
irgi pareiškė, kad daugiau kojos nekels Jungtinės Amerikos valstijas kaip turistai. O ką tai reikštų? Jau yra paskaičiuota, kad vos 10% sumažėjus turistiniam srautui iš Kanados, tiesioginiai nuostoliai siektų $2 milijardus. Aišku, $2 milijardai Amerikos mastais tai yra niekingi pinigai, tačiau jeigu mes paimam konkrečią ūkio šaką, tai yra turizmo ūkio šaką, tai be abejo tai jau yra problema, tai yra nuostolis. Dabar, jeigu kalbėt apie Trumpo veiksmus, o kaip tik jų nėra daug iš tikrųjų, ta prasme, matomų viešai nėra daug. Per susitikimus delegacijų su Rusija buvo pažadėta, kad bus atkurtas ambasadų darbas. Tiesa, jau dabar yra duomenų, kad realiai stringa parama Ukrainai. Tiesa, vėlgi šaltinis yra Gončiarenka, tai yra Rados deputatas ir vėlgi šitos tokius pareiškimus reikia vertinti labai atsargiai, nes akivaizdu, kad Ukrainoje jau de facto prasidėjo prezidentinė kampanija. Galima tai nuspręsti iš to, kad pavyzdžiui yra blokuojamas Petro Porošenka, tai yra vienas iš tokių aršiausių Zelenskio galimų konkurentų, ir Gončiarenka irgi vienas iš tų žmonių, kurie norėtų tapti Ukrainos prezidentų, norėtų tapti jisai, bet tai yra matyti nelabai jam pasiseks, nes yra kitų favoritų ir kaip galimas favoritas, aišku, yra minimas Valerijus Zalūžnas. Taigi, vėlgi, jeigu mes sugrįžtam prie jau pareiškimų to paties Gončiarenka ir ne tik Gončiarenka, aš mačiau jau daugiau panašių žinučių, tai yra ar buvo iš tikrųjų Zelenskio pažadas dėl Amerikos kalnakasybos kampanijų atėjimo į Ukrainą. Išskirtinėmis sąlygomis, kai kas teigia, kad Ukrainos išteklių perdavimo Amerikai. Pagal visas indikacijas greičiausiai kažkoks pareiškimas iš tikrųjų buvo, vėlgi Gončiarenka nurodo, kad tai viešai buvo pasakyta per interviu. Zelenskio interviu, kiek buvo pasakyta neviešai, mes to nesužinosim. Ir vėlgi, jeigu toks pažadas iš tikrųjų buvo, tai mes galim suprasti ir Trumpo reakciją į visą tai, nes jį tiesiog metė per bortą. Dabar, jeigu mes jau prakalbam apie susitarimą dėl išteklių, vėlgi, kai kas jau rėkia, kad tai yra Amerika, tai ruošiasi nupirkti visą Ukrainą, taip sąlygos yra drakoniškos. Bent jau tai, kas yra skelbiama viešai. Vėlgi, niekuo mes negalim tikėti, kas skelbiama viešai. Šitą turėkim visą laiką omeny. Jos drakoniškos, atseit, kol nebus surinkta 500 milijardų suma, iki tol Ukraina negalės laisvai disponuoti, o disponuos specialus fondas, kurio 100% valdytojų bus amerikiečiai. Tiesa, tie, kurie labai garsiai rėkia apie tai, kad viskas Ukraina buvo nupirkta Amerikos, nepaminė vieno fakto, kuris yra irgi viešai skelbiamas, jeigu vėlgi toksai pasiūlymas yra, apie ką skelbia, yra tiesa, yra tai, kad tie pinigai, kurie bus uždirbti iš pardavimo, jie sugrįž į pačią Ukrainą, ta prasme, liks pačioje Ukrainoje investicijų formą. Aš galiu numanyti, kodėl galėjo atsirasti toks reikalavimas. Deja, mes turim kalbėti apie tai, kad problemos su korupcija Ukrainoje yra milžiniškos. Galų gale, dabar vėlgi sukinėjama, vėlgi čia mes galim tikėti, galim netikėti, bet viešai yra paskelbta sukinėjama tema, kad dalis karinės paramos, kuriai buvo skirta Jungtinių Amerikos valstijų Ukrainai, iš Jungtinių Amerikos valstijų net ir neiškeliavo, o nusėdo kažkurių įtakingų demokratų ar Bideno administracijos atstovų kišenėse. Tiesa, netiesa, greičiausiai mes irgi apie tai anksčiau ar vėliau sužinosim. Ir štai čia ima rutuliuotis dar viena siužetinė linija, kuri gali daug ką paaiškinti. Tai yra asmeninis Donaldo Trumpo ir Zelenskio konfliktas. Yra daug indikacijų, kad taip galėtų būti. Tai tas susitarimas dėl išteklių, jeigu buvo kažkas pažadėta ir nevykdyta, tai čia jau kaip ir priežastis. Tačiau čia reikia į pačio Trumpo asmenybę šiek tiek atsižvelgti.
Trumpas mėgsta, kad jį laikytų viso ko centro. Jis, jeigu pažiūrėsit, kaip jisai dabar suformavo naują administraciją, tai žmonės išrinkti ištikimybės principų. Ne pagal kažkokius tai ypatingus profesinius nuopelnus, o pagal tai, kiek jie jam ištikimi. Tai irgi yra paaiškinama, nes jeigu prezidentas pradeda milžinišką kovą šalies viduje, o jis planus turi napoleoniškus, tai be abejo jo komanda turi būti gelžbetoninė. Tačiau tai yra didelė blogybė, kuomet kalba vyksta apie užsienio politiką. Nei Zelenskis, nei Makronas, net nei Nausėda, nežinau, Tuskas, nei Putinas beje, jie nėra Trumpo pavaldiniai. Ir kiekvienas, absoliučiai kiekvienas gali veikti savarankiškai. Skiriasi tik tai, aišku, veikimo rėmai. Ir pastatyti užsienio valstybės vadovą į poziciją, kuomet jis bus aiškiai parodytas kaip kitos valstybės vadovo vasalo, tai nėra pati sveikiausia strategija. Toli gražu. Taigi, jeigu dar kalbėti apie siužetinę liniją, dėl asmeninio Trumpo ir Zelenskio konflikto, tai dar reikia nepamiršti Bideno Jr. to korupcinio skandalo ir nepamirštai, kad vis dėlto rinkimų kampanijos metu Zelenskis nebuvo neutralus. Aišku, skyrė daugiau tuometinė administracija, tai natūralu, nes prezidento Bideno rankose tuomet buvo ir finansavimas. Tačiau jis irgi akivaizdžiai peržengė tą ribą, to neutralumo ribą. Tai irgi jau yra parodoma ir parodoma yra pakankamai iš Vašingtono aiškiai. Taigi, vėlgi kas dėl veiksmų. Blogoji naujiena yra tame, kad jeigu žmogus padarė labai daug garsių pareiškimų, o atgalinis efektas kol kas yra Panama, kas yra, sutikit, nedaug, ir aišku, persigandusi Europa, persigandusi, gerai, kad persigando, jau seniai laikas, o jokio atgalinio, kaip minėjau, veiksmo nėra, tai tuomet yra didelė rizika neapgalvotų, staigių, klaidingų veiksmų. Vėlgi, mes galim lyginti dabar su Putinu, kuris labai tikėjusi mažo pergalingo karo prieš 3 metus, jau 3 metai prabėgo, o viskas gavosi taip, kaip mes matome. Ir iš esmės tie praradimai, kurios dabar turi Rusija jų neatstatys tų praradimų nei per artimiausius metus, nei per 2, nei per 10. Ir tai jeigu baigsis karas. O dar vienas dalykas, kurį aš norėčiau pabrėžti, mes galim kiek norim kalbėti apie Trumpą, bet Trumpas neturi jokio stebuklingo mygtuko, kuris paėmė ir išjungia karą. Trumpas gali užblokuoti paramą Ukrainai, Trumpas gali užblokuoti žvalgybinių duomenų teikimą. Daug ką gali, bet tai nesustabdys karą tą pačią minutę. Karas vykti gali pakankamai dar ilgai. Iki kokio nors diplomatinio susitarimo, arba dėja, iki vienos ar kitos pusės pralaimėjimo. Dėja, šiuo metu Ukraina yra silpnesnė pusė. Vėlgi, jeigu nebus veiksmo, kažkokio tai ypatingo pagal Trumpo planą, beje, aš stipriai abejoju, gerai, kad yra žmonių net protingesnių, analitikų yra, kurie stipriai abejoja tuo, kad kažkoks rišlus planas su galimybėmis, jeigu tas nepavyks, darykim tai, jeigu tas nepavyks, darykim taip, iš vis rišlus planas egzistavo. Ar tai buvo tiesiog Trumpo norai tiesiog paimti ir tokia buka jėga pralaužti tiek Rusiją, tiek Ukrainą. Tai tokių abejonių be abejo yra. Bet kol tarp pareiškimų ir veiksmų yra tarpas, tokiu metu atsiranda kiti oponentai, žaidėjai, nepatenkinti atsiranda, kurie po truputį irgi savo pozicijas, po pirmo šoko savo tas pozicijas derino, nepatenkintų daug. Yra Europa ir konkrečiai, pavyzdžiui, yra Prancūzija. Tarp kitko, pirmadienį bus Makrono ir Trumpo susitikimas.
Dabar atsibūdo Kinija, kurie suprato, kad jie lieka šitoj situacijoje už borto. Ir jau mes matom kinų pareiškimą, kad turi dalyvauti visos suinteresuotos pusės. Apskritai, kinų diplomatija yra nuostabi tuo, kad ji yra labai aptaki, bet pakankamai viskas aišku. Vat. Dar vienas yra žaidėjas, kuris daug metų, tai yra paskutinius tos metus, aktyviai dalyvavo Ukrainos konflikte, Ukrainos kare, sakykime taip. Tai yra Turkija. Ir nieko nuostabaus, atkreipkite dėmesį, kuomet Zelenskis negavo pakvietimo į Saudo Arabiją, jis nuskrido į Turkiją. Ir aš manau, kad Vašingtone šitas veiksmas irgi džiaugsmingai sutiktas nebuvo. Nes Erdoganas yra žaidėjas, atskiras žaidėjas. Ir kas yra svarbu, dar šiandiengi vyksta Vokietijoje rinkimai, kurie labai daug ką nulems. Aišku, greičiausiai tai bus po rinkimų susiformuos 3 partijų koalicija, be alternatyvos Vokietijai, tačiau, ką mes žinom. Galiausiai net jeigu AfD liks už borto naujos vyriausybės, bet kokiu atveju tai bus didžiulė parlamentinė frakcija, parlamentinė jėga. Taigi, tokie neaiškumai, bet tiesą sakant, aš manau, kad per artimiausią savaitę jau daug kas paaiškės ne vien pagal pareiškimus, o jau iš konkrečių veiksmų. Didžioji blogybė, kol kas, didžiausias pavojus yra tai, kad Trumpas gali pradėti, o gal jau pradėjo procesus, kurių jis pats net ir norėdamas nesugebės suvaldyti. Deja, tai yra tokia liūdna tiesa. Ir šitoje liūdnoje tiesoje yra liūdnas niuansas, kuris mums ne niuansas, nes tai esame mes. Mūsų padėtis yra būtent tokia, kad prasidėjus nekontroliuojamim procesam, mes esame vieni iš tų, kurie esam didžiausios rizikos zonai. Taigi, nedarykim kol kas skubotų išvadų, nepulkime į paniką, vadovaukime sveikų protų, stebėkim įvykius ir iki kito karto. Iki.